Sveiki! Šiandien trumpai, bet aiškiai pasigilinsime į JSON Web Token arba tiesiog JWT. Tai yra vienas iš pačių populiariausių būdų, kaip šiuolaikinės programėlės tvarkosi su prisijungimais. Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia. Na, ar kada nors susimastėte, kaip čia taip yra, kad prisijungus prie kokios nors programėlės, kitą kartą ją atidarius jie mus vis dar atsimena? Nereikia kaskart iš naujo vesti slaptažodžio. Būtent šią problemą ir sprendžia tokios sistemos kaip JWT. Gerai, bet prieš neriant tiesiai į sprendimus, labai svarbu suprasti pačią problemos esmę. Pradėkime nuo kelių pagrindinių sąvokų, be kurių bus sunku judėti toliau. Čia labai svarbu nesumaišyti dviejų terminų. Autentifikacija – tai tiesiog tapatybės patvirtinimas. Ar tai tikrai tas žmogus, kuo dėdasi? O štai autorizacija jau yra apie teises. Ar šis jau atpažintas žmogus turi leidimą atlikti kažkokį konkretų veiksmą? Taigi, pirmą išsiaiškinome, kas prisijungia, o tada ką jis gali daryti. Taigi dabar, kai jau aišku, kokią problemą sprendžiame, pereikime prie pagrindinės temos. Kasgi yra tas JWT? Trumpai tariant, tai modernus ir saugus būdas spręsti prisijungimo problemą, kuris siūlo kur kas daugiau lankstumo nei senesni metodai. Šioje lentelėje matome kelis skirtingus būdus. Na, senesnis metodas, vadinamas sesijomis, veikia taip, kad serveryje saugomas vienas ilgai galiojantis raktas. Problema? Jį galima pavogti. Bet štai JWT yra, sakykim, gudresnis. Jis naudoja du raktus – trumpalaikį prieigos raktą ir ilgesnį atnaujinimo raktą. Ir čia visa esmė. Jei kas nors ir pavogtų tą trumpąjį prieigos raktą, jis tiesiog nustotų galioti po kelių minučių. Žala būtų minimali. Gerai, o dabar pats smagumas. Išnarstykime JWT po kaulelį. Pažiūrėkime, iš ko jis susideda, kokia informacija ten slėpėsi ir svarbiausia, kaip ji yra apsaugota. Kiekvienas JST yra tarsi sakinis sudarytas iš 3 dalių, kurias skiria taškai, antraštė, naudingoji dalis ir parašas. Kiekviena iš šių dalių turi savo labai aiškią funkciją. Pirmoji dalis – antraštė. Galima sakyti, tai tarsi rakto naudojimo instrukcija. Į serverį pasako, kokio tipo raktas tai yra ir kaip jį reikia patikrinti. Toliau eina naudingoji dalis, arba angliškai payload. Būtent čia ir slypi visa vartotojo informacija. Na, pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą, vardas ar kokia nors rolė sistemoje, tarkim, administratorius. Ir štai čia prieiname prie ko gero pačios svarbiausios saugumo taisyklės. Niekada, ir aš pakartosiu niekada, nesaugokite slaptažodžio ar kitų jautrių asmens duomenų šioje naudingojoje dalyje. Kodėl? Nes ši dalis yra tik užkoduota, bet ne užšifruota. Tai reiškia, kad bet kas perėmęs raktą gali ją perskaityti. Jis skirta tik bendrai, nejautriai informacijai. Ir pagaliau parašas. Tai tarsi notaro antspaudas, kuris garantuoja, kad dokumentas nebuvo suklastotas. Jis sukuriamas panaudojant slaptą raktą, kurį žino tik serveris. Tai užtikrina, kad niekas negalėjo pakeisti duomenų. Pavyzdžiui, jei koks nors gudruolis bandytų naudingojoje dalyje pakeisti savo rolę iš vartotojas į administratorius, parašas nepatitiktų ir serveris iškart pasakytų stop, čia kažkas negerai ir tokį raktą atmestų. Gerai, teoriją išsiaiškinome, dabar pažiūrėkime, kaip visas šis JWT šokis atrodo praktiškai, kaip viskas vyksta tarp naršyklės ir serverio. Viskas veikia maždaug taip. Pirma, prisijungus gaunami 2 raktai. Prieigos raktas. Galvokime apie jį kaip apie trumpai galiojantį bilietą į koncertą. Jį rodome kaskart, kai norime gauti duomenų. Bet, tarkim, po 15 minučių tas bilietas nustojo galioti ir serveris mūsų nebeįleidžia. Ir štai čia į žaidimą ateina antrasis, ilgiau galiojantis atnaujinimo raktas. Tai tarsi asmens tapatybės kortelė. Su ja nueiname ir gauname naują bilietą, prieigos raktą, ir galime toliau naudotis paslaugomis be jokio poreikio iš naujo vesti slaptažodį. Žinoti, kaip veikia JWT yra viena, bet dar svarbiau – užtikrinti, kad visa sistema būtų įdiegta saugiai. Pažvelkime į keletą auksinės taisyklės. Šios taisyklės yra tiesiog būtinos. Pirma, visada naudoti HTTPS ryšį, kad duomenys būtų užšifruoti. Antra, raktai turi būti saugomi specialiuose HTTP-only slapukuose. Tai neleidžia piktvalaiškam JavaScript kodų jų nuskaityti. Trečia, ir tai labai svarbu, niekada nenaudokite naršyklės local storage raktams saugoti, jis yra lengvai pasiekiamas kenksmingiams plėtiniams ar scenarijams. Taip pat labai gera praktika yra saugoti informaciją apie išduotus raktus duomenų bazėje. Kodėl? Nes prireikus juos galima tiesiog atšaukti.
Ir galiausiai, atliekant itin jautrius veiksmus, pavyzdžiui, keičiant slaptažodį, visada reikalaukite papildomo patvirtinimo. Taigi, apibendrinkime. Ką iš viso to reikėtų išsinešti? Kokia yra pagrindinė mintis? Esmė labai paprasta. JWT sistema nėra kažkokia stebuklinga sidabrinė kulka, kurie išsprendžia visas problemas. Tai tiesiog labai galingas įrankis, bet jo saugumas 100% priklauso nuo to, kaip teisingai ir protingai jis yra įdiegtas. Ir pabaigai klausimas apmąstymui. Įvertinus visą šią informaciją, ar programėlės ir sistemos, kurias naudojame kasdien, yra tikrai pakankamai saugios? Ačiū už dėmesį.